Šiandien lankomės šeimos ūkyje Geltoni botai. Taip. Esame svečiuose pas Iną Grecką ir jos šeimyną. Ir daug nepristatinėsiu, bet paminėsiu tokių porą faktų apie tave. Tai kiek man teko girdėti, šis ūkis, šis vynuogynas yra didžiausias Vilniaus apskrityje. Tai čia toks pirmas faktas, kurį galės arba patvirtinti, arba paneigti. Ir antras faktas, tai jūs esate ten didžiuliais apdovanojimais visokiais nukarstyti vyno gamintojai. Jau didžiuliais, tokiais. Kaip pradžiai, tai didžiuliais tikrai. Tai dabar tada paprašysiu pakomentuoti šiek tiek šitos du faktus, ar jie tiesa ar netiesa, ir galbūt šiek tiek galėtum papasakoti daugiau. Gerai. Taigi visų pirma, sveiki atvykę. Labai malonu, kad pagaliau atvykai čia pas mus. Taip, mes šiam laikui, šiuo metu mes esam didžiausias vynuogynas būtent Vilniaus apskrity, nes kai tik tai už Vilniaus apskritį, jeigu tik tai nueinam, tikrai yra ir didesnių vynuogynų. Tai pozicionuojam save kaip didžiausią ir arčiausią Vilniaus, kur labai lengva pasiekti. Kiek ploto užima jūsų vynuogynas, grynai vynuogynas? Kol kas vynuogynas šiek tiek daugiau negu 1 hektaras. Šiek tiek daugiau. Šiaip visa sodyba tai 5 hektarai, bet ateityje tas vynuogynas užims daug daugiau negu 1 hektarą. Supratau. Tai žodžiu, planų plėstis tikrai yra. Tikrai, nes visgi vynuogės yra mūsų meilė ir norim daugiau tos meilės, kaip sakant, praplėsti, kad būtų. Ta meilė paskleisti visiems. Per visą sodybą. Gal net ir už Vilniaus apskrities ribų. Labai tikiuosi. Ir tada prie to antrojo dalyko grįžtant, tai jūsų apdovanojimai. Gal gali šiek tiek papasakot, kokius ten medalius esat gavę, už ką, kas ten kaip? Kadangi turint vynuogyną, būkim teisingi, ką su tuo vynuogynu daryti. Ne tik tai žiūrėti ir uogytes valgyti, teisingai? O aš galvoju tik tam. Ne. Jeigu turėjau vynuogyną, tai reiškia, tu iš tų uogų darysi vyną. Realiai, nes mūsų toks tikslas ir buvo. Tai mes dabar esam eksperimento stadijoje, mes bandome, maišome kaip kas iš skirtingų veislių, kad po to jau, kai mes jau galėsim jau viešai pristatinėti savo produktą, kad jau būtume jau išmokę, jau žinotumėm, ką mes gaminam. Bet vis tiek, tuo metu, kol mes eksperimentuojam, mums reikia kažkokio tai patvirtinimo, patikrinimo, kad mūsų įvertintų, ar mes teisingai darom, ne? Ar mes teisingų kelių einam, gal mums iš vis neišeina tas vynas. Iš kur mes žinome. Tai stengiamės dalyvauti konkursuose, čempionatuose. Tai paskutinis buvo Lietuvos vyno, midaus ir vaisių uogų čempionatas. Ir ten mes buvom pateikę savo 2 vynus baltus ir gavome 2 bronzos medalius. Tai už abu vynus? Už abu vynus ir už vieną bronzą ir už kitą, taip. Ir iš čia iš šitų vynuogių, kurios auga čia. Tai sakyčiau, kad čia yra kaip reikiant pasiekimas. Pirmas blynas tikrai neprisvilo. Neprisvilo, bet reikia siekti aukščiausią. Tai aš tikiu, kad kažkada čia mes turėsim delegacijas iš Prancūzijos, iš Italijos. Visi mokysis, kaip auginti vynuogės ir kaip spausti vyną ir jį brandinti. Ypač dabar aktualu, kai tas klimatas, tai kitoks darosi klimatas, labai aktualu, kad čia ir pas mus galima irgi užauginti. Iš tiesų, tas klimatas jisai keičiasi ir mes kalbėjom ilgą laiką apie atšilimus, apie tai, kad čia viskas šiltėja, bet jau ne pirmas pavasaris rodo, kad mes turim labai vėlyvas šalnas. Ir labai skaudžią temą aš liečiu iškart, bet tiesiog padiktavo pajudėti link to. Atšalimas. Tai tas atšilimas šiek tiek neramina, kad tik netaptų jisai atšalimu pas mus, arba kad netaptų tai kažkoks labai atšiaurus klimatas būtent vaisiams, uogoms auginti tiems visiems augaliukams, kurie žydi tuo metu, kai mes turim tas tokias vėlyvas šalnas gegužės pradžioj, balandžio gale. Tai šiek tiek apie tos skaudžiuosius šių metų patyrimus, kaip jums sekėsi tvarkytis su šitom gamtos išdaigom? Matai, čia labai daug, mes matom labai daug sužaidžia tų faktorių. Nes kiek matėme per ypač šias skaudžias paskutinės šalnas, kur mūsų Lietuva nėra didelė, realiai, šiaip, ne pagal plotą. Tikrai nėra didelė, jinai mažytė yra. Valstybė. Bet jinai ant tiek yra spalvota.
Ir tas vat, būtent pasimato labai stipriai vat, per gamtos tos išdaigas, vat, per sausras, ne, per lietingą orą, per šalnas, kaip skirtingai visur reaguoja. Kaip, pavyzdžiui, ta šalna skirtingai. Tai ačiū Dievui šiais metais matai, irgi čia labai yra svarbu ir kaip viskas auga, kur auga, ne, ir pats ir reljefas, ne, ir tas pats mikroklimatas, ir miškas, ne miškas, ten kalniukas, ne kalniukas, visa kita. Aš galiu, ką aš galiu iš savęs pasakyti, kadangi vat, ir matosi, kad mūsų vynuogynas yra aukščiau, ne, ir ant kalno, tai tikrai sudaro daug palankesnę erdvę, nedaug palankesnį mikroklimatą, nelabai skaudžiai mums vynogynui šios šalnos buvo. Nors tikrai mes prisidėjom šiek tiek rankų prie apsaugos. Aš atsimenu, mesgi buvom suplanavę pokalbį gerokai anksčiau, bet Kas tada... yra keista Lietuvoje matyti, bet mes tą darėm. Netikėtai sulaukiau skambučio, sako, Ignai, mes kūrensim laužus ir jokių čia Būtent pokalbių taip, nebus. tai papasakok šiek tiek, kaip jūs saugojatės nuo tų šalnų ir kaip pavyko su tais laužais, kaip tai atrodo iš vis. Aš manau, kad daug kas matė. Ir kaip Ispanijoje, ir kokioje Prancūzijoje. Gal labiau Prancūzijoje tas yra rodoma, ne? Vynogynas naktis, ne? Ir tie laužai ten tie. Kas kažkiek tai metrų ir tas toksai vaizdas. Nerealus vaizdas. Tikrai, aišku, ūkininkų iš jo pusės tai yra skaudus vaizdas, bet mums, tai ten, kai renka ten tie visi video ir nuotraukos laikus tenai, tai žinom. Tai ir čia irgi tą patį bandėm. Ar pasiteisino? Mums atrodo, kad Matai, mes darėm pirmą kartą, jau šiam vynogynui yra 5 metai. Ir tas tik šiais metais tokios skaudžios šalnos. Nusprendėm, kad jau šiais metais mes tikrai kūrensim, bandysim. Tai išrinkom tas tokias skaudžiausias vietas, nes nors ir matosi, kad vynogynas yra ant nuokalės, ten jisai toliau nueina ir ten yra ir luomų, ten yra labai skirtingos skaudžios vietos yra. Ir tenai ir buvom pasidėję tuos laužus. Ir, čia ir palankiai yra, matai, tas laužo net ne ugnies yra pats principas, o dūmų. Apie tai ir norėjau paklausti, kaip tie dūmai... Ugnis tai čia grinai grožis yra, bet jisai labiau dūmai, reikia pasiekti kuo daugiau dūmų, kad tas dūmas apgaubtų vynogyną ir kad pakeltų temperatūrą ir kad pumpuriukai nenušaltų, gal taip. Čia principas labai panašus, kaip mes irgi kai kurie ir uogininkai, ir vynogininkai laisto. Purškia, tai atsiprašau, purškia. Tas pats su vandeniu. Vanduo viduje, ne ledas, jisai pliusinė temperatūra. Taip pat ir čia apgaubė dūmų, ne, ir viduje yra pliusinė temperatūra. Tai va čia yra tas principas. O ugnis tai čia dėl vaizdo, kad graži nuotrauka būtų, kad po to Facebook'e būtų galima laikų prisirinkti. Tai čia irgi, žinok, tas yra irgi labai svarbu. Bet dūmai irgi įdomu. Aš iš vaikystės dar atsimenu, kaip mes visokias dūmų bombas darydavom. Žinai, po tokių laužų išsirūkini, išeini kaip rūkyta skumbrė, viskas yra gerai. Viskas smirda aplinkui. O, bet kadangi prisiminiau savo vaikystę, jau augini 2 berniukus, ar jie prisidėjo prie šitos operacijos dūmai? Ne, jie miegojo, kadangi jie dar gan mažiukai, jiems buvo pasakyta, vaikai, jūs miegat, tėvų naktį gali nebūti. Jūs, jeigu druk atsikelsit, pavyzdžiui, į tualetą ar kažką, tai pamatysit, kad nėra tėvų, neišsigaskit. Reiškia, tėvai yra vynogyne. Ir gali nesimatyti, nes bus pilna dūmų. Panašiai, jo. Tai kol kas jie prie to neprisideda. Supratau, nieko, bet auga ir aš manau, jiems irgi bus labai įdomu stebėti, kas vyksta iš pradžių, o ilgainiui galbūt ir prisidėti ir savo rankom. Kas apskritai, ir jūsų pavadinime užkoduota šeimos ūkis, tai labai... Bent vienas iš tų 2, jeigu prisidės, aš būčiau labai laiminga. Ir kadangi jūs esat pirmos kartos ūkis, jūs... Ar tu vyras turėjote kažkokią priešistorę iš vaikystės, galbūt augot kaime kažkuris, galbūt leidot vasaras pas močiutę ten kažkur tai prie karvių, kaip atrodo tavo tas ryšys su kaimu, jeigu žiūrint per vaikystę? Ir kaip iš vis mes čia atsiradom? Ir kaip jūs čia iš vis atsiradot, kaip jūs sugalvojot ūkininkauti? Matai, aš esu visiškai miestietė, visiškai betono vaikas, visiškai, nes
Užaugai Vilniuje? Užaugau Vilniuje, nes mano tėvai realiai yra ne vietiniai ir iš kitų šalių yra, bet aš gimiau ir užaugau Vilniuje, tai močiučių nėra, jos labai toli ir tai tiesiog nebuvo to ryšio, nebuvo to kaimo. Bet vyras šiek tiek daugiau, nes jisai čia turi ir močiučių ir viską, tai jisai šiek tiek daugiau buvo praleidęs kaime laiko. Bet jisai vis tiek gimęs ir augęs yra mieste. Irgi Vilnietis. Irgi Vilnietis, jo, tai mes tokie... Tai du betono vaikai susitiko ir nusprendė, Suprato, kad užtenka to betono jau. Kad mes darysim didžiausią vynuogyną Lietuvoje. Čia taip išėjo. Šiaip pirma mintis buvo pabėgti iš miesto. Čia tas, vat, nes gimė vaikai ir supranti, kad nors patys praleidom visą savo gyvenimą mieste, bet supranti, ne, visgi, žinai, kuo arčiau, kaip čia, kuo arčiau žemės, tuo arčiau... Suprantu, kadangi mano polinkis į ūkininkavimą gimė lygiai taip pat. Aš irgi norėjau pabėgti iš miesto. Va, tai puikiausiai suprantu. Ir tikrai tave labai gerai suprantu, ką tai reiškia. Tas noras tiesiog iškeliauti iš tų betono džiunglių ir susikurti savo žalias džiunglės, kuriuose esi pats šeimininkas. Ir kitas dalykas, kaip minėjai, 5 hektarų sodyba. Labai faina, kai dabar mes iš vis esam tokioj dauboj ir kur nepasižiūrėsim, visur yra tavo, ne? Ne vieno kaimyno. Ir ne vieno kaimyno. Kaip yra, tu gali klausytis muzikos, kokiu nori garsu ir gali nesiklausyti muzikos, kai nenori to. Ir tu jos nenori klausyti, nes čia ant tiek natūralios muzikos yra, kad, tiesiog džiaugies kiekvieną dieną. Aš čia su tavim nesutiksiu, čia mes su savo žmona turim dažnai prieštaravimą. Kodėl tu nori gamtoje dar muzikos klausytis, o man patinka. Tu čia apie save, ne? Aš apie save, taip. Man reikia muzikos ir gamtoje, man patinka ir patinka garsiai klausytis. Tai nieko tokio, už kokių 10 metų, žiūrėk, jokios muzikos. Aišku, kas būna dažnai, tai kai darbuojasi su technika kokia, labai norisi įsikištas ausinės tiesiog, kad negirdėtų variklių burzgimų, tai muzika šiek tiek užgožia irgi. Kodėl vynogės? Kodėl apskritai būtent šitas dalykas? Kodėl ne bulvės auginai? Kodėl vynogės? Nes iš vynogių daro ką? Jas ne tik valgo, ir mes tikrai čia desertų neauginam, mes grinai auginam tas techninės veislės vyninės. Esam labai daug keliavę su vyru, tikrai daug aplankė ir tas klasikinės šalis, ne, Italija, Ispanija, ir tos ir vynogynus, ir vyninės. Mes mėgstam vyną, ko čia dabar slėpti, mes mėgstam tikrai tą vyną. Tai skanų, gerą. Ypač jeigu gerą, tai manau yra labai net ir gerai mėgti vyną. Stengtis reikia gerą vyną gerti, o ne pigų. Mano atveju gal šiek tiek sudėtingiau, aš jau daug metų alkoholio nevartoju, tai man tenka rinktis iš šitų nealkoholinių vynų. Kaip tau, taip, žinok, yra ir nealkoholinė ir degtinė jau. Tik čia aš iš vis nesuprantu šito dalyko. Degtinės tikrai nemanau, kad verta skanauti, bet vynas yra kitas dalykas. Tai tikrai šiaip džiaugiuosi aš, kad atsiranda asortimente ir to, kaip jis ten vadinasi, tas vynas, kuris be alkoholio, jau kur ištrauktas. Non-alko. Non-alko pavadinkim, jo. Tarp kitko, gal turit minčių ir tokį padaryti? Ne. Visgi prie klasikos, visgi. Jo. Non-alko pas mus, sultis, vanduo. Supratau. Jo. Tai aš pas jūs ką, atvyksiu sulčią atsigerti. Gerai. Tau iš vynogių kokių nors ledų ar kokių, šerbeto kokią. Tau ir bus non-alko. Ledus tikrai mėgstu, čia būtų super. Tarp kitko, auginat ne tik vynogės, auginat dar ir, mačiau, ir uogų kitokių yra. Ką auginate? Kol kas mes jas auginam, taip. Mes auginam juodosius serbentus, gervuoges ir avietės. Ir dar pas mus tokios uogos dar šitokį grybai. Jeigu čia prie uogų galima, aišku, priskirti. Tai grybais, man atrodo, bet tiesiog įdomu dėl uogų kitų šiek tiek pasišnekėti. Sakai, kol kas. Tai galvojate, kad gali tekti jų atsisakyti? Dėl kokių priežasčių? Negalvojam. Mes tikrai jų atsisakysim dalį, nes šiuo metu mes dar esame įsipareigoję. Nes dalyvavom jauno ūkininko įsikūrime dalyvavom ir pas mus kaip tik dabar į pabaigą eina ir kai tik tai mes užbaigsim viskas, visus galus, viską kai uždarysim, kai jau viskas baigsis,
tikrai bus ūkija perversmas, tas keitimas, nes Tai liks vien tik vynogės ir jų bus dar daugiau. Ne. Tikrai dalį uogų kai kurių tikrai paliksim, bet kiek dabar yra, mes supratom per tuos 5 metus, kad tai yra per daug mums. Ir mūsų, žinai, kai tik pradėjai, prieš 5 metus buvo viena koncepcija, ane? O tu po to žiūri, supranti, ir patys ir klientai, ir žmonės, kurie atvažiuoja apsižiūrėti, aplankyti. Rinka pati padiktuoja, ko reikia. Supranti, ko, kaip, ką, ir tu supranti, kad visgi, jeigu nori auginti uogas ir jas perdirbinėti, ne, ir iš to uždirbinėti, čia netokie turi būti kiekiai. Nu, ne iš tokių mažų kiekių tu gali... kaip čia, uždirbti pinigus, nežinau, čia. Pragyventi. Pragyventi. Turėtų būti daug didesni kiekiai. Tai reikėjo jo persikvalifikuoti, kadangi ir arčiau Vilniaus esame, arčiau... O, kaip gražiai čiulba. Labas. Arčiau Vilniaus esame ir esame toksai išskirtinis ūkis. Nu, šiaip esame išskirtinis. Ir didžiausias vynogynas Vilniaus apskritai. Taip, ir apdovanotas. Tai visgi nusprendėm, kad reikia orientuotis į tą gal švietėjišką veiklą, ne, į tą edukacinę, ne, į tą degustacinę, būtent ateity, kai jau turėsim jau leidimus visus su vynu, tai jau tas jau bus toksai jau atviresnis ir žmonės ir galės ir įsigyti, ne, ir parsivežti namo ir taip toliau, taip toliau. Labai įdomi tema, tarp kitko. Alkoholio prekyba ūkyje, tai jinai licenzijuojama veikla yra, aš kaip suprantu. Būtinai turi būti. Ir šiandien dienai jūs to daryti negalit, kaip ūkininkai tiesiog. Aš atvykęs negaliu įsigyti iš jūsų vyno. Ne, mes negalim parduoti, mes galim tik tai duoti degustuoti, čia pas save. Kai tai yra kaip dalis bendros veiklos. Taip. Jūs negalit man tiesiog taurę parduoti, atnešti prie staliuko kaip degustacijos metu mes galim duoti, pradegustuoti mūsų vynus, bet be pardavimo, be įsigijimo, šito. Tai čia kaip bendroji ekskursija, lankant ūkį, žiūrint labai vynogyną. Paprastai, labai lengvai, taip, supažindinimui. Ir iš tiesų, kai pagalvoju, kad vynogynas nemažas, to vyno tikriausiai vynogės auga, vis daugiau derliaus gaunat. To vyno ir bus daugiau. Tai dėl to ir mes ir bandom skubėti. Ir reikia su ta licenzija kažką daryti. Ar sudėtingas yra procesas? Nu, yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti, nes visgi čia yra susiję ir su alkoholiu. Tai čia visai kitokie reikalavimai. Ir labai ir tai ir mokesčiai ten, Nu taip, nes ten prasideda akcizai, prasideda, nežinau, galiausiai gal net ir depozitai, visokie buteliai prasidės ir šita dalis. Žinok, ant tiek aš labai stipriai nesu įsigilinusi, bet tikrai yra ką veikti ir mažo to, tai tu ir vyninė pagal visus ten tuos reikalavimus viską turi su tais visais brandinimo, laikymo. Tai čia tikriausiai įsijungia maisto veterinarija, čia tikriausiai įsijungia šitas trumpinamas narkodepas, kur alkoholio, tabako ir narkotikų. Mokesčių inspekcija įsijungia. Tai čia daugybė institucijų, su kuriuom reikia tvarkyti tuos reikalus vien tam, kad kaip ūkininkas, nors ir didžiausias Vilniaus apskrityje, bet sąlyginai tai nėra didelis ūkis ir jūsų nebusgi tonams. Vis tiek alkoholis, supranti, ir čia yra rimtas reikalas, čia nesultis ar kažką tai. Kaip ir yra tiesos, bet... Nieko, čia tas pirmas kartas, o po to galėsim ir kitus konsultuoti. Gal iš tiesų, nes atrodo, kad tikrai norėtųsi, kad ūkininkam būtų vis lengvinamos sąlygos užsiimti tą veiklą ir kuo didesnę pridėtinę vertę kurti iš perdirbimo, iš to galutinio vartotojo aprūpinimo tiesiogiai tais perdirbtais ir žaliais produktais. Tai panašu, kad sėkmingai judant link to. Kada tikitės jau tą licenciją turėti, kad galėtų miesto žmogus, čia tiesiog, kad išsireikiotų eilė mašinų prie jūsų ūkio? Tai gal nebus dar. Aš labai grubiai, per porą metų tikrai turėtumėm jau susitvarkyti viską, nes, kaip ir teisingai pasakėjai, vynogės auga, uogų vis daugiau bus, ne? Tai...
Aš matau, net ir pastatai dygsta, jūsų vyninės pastatas statomas. Tai jo, be ir jo ir rekonstrukcija niekaip. dar laukia kito Taip, pastato taip, čia taip, taip, esančio taip. sodybai. Tai va ir kiekiai didėja, tai reiškia automatiškai ir vyno kiekiai didės. Tai čia mūsų atveju kito kelio nėra, vis tiek mums reikia gauti tą licenciją. Nes mūsų čia yra tas tikslas ir jisai va aplink tą mūsų tikslą, mūsų visas, sakant, gyvenimas kol kas ir verda. Labai smagu girdėti šitos dalykus. Dabar mes vis kalbam miestas, kaimas, ūkis, miestas, vis naudojam šitos žodžius. Kodėl nebėgot labai toli nuo Vilniaus? Kodėl mes atvykom su komanda čia, nežinau, per 20 minučių tikriausiai iš miesto iki jūsų ūkio. Nu, tai į kitą miesto galą būtumėm ilgiau užtrukę nuvažiuoti. Tai kodėl nebėgot, nežinau, ten į Zarasų kokį nors kraštą, kur tikrai yra toliau nuo didesnių miestų, o pasilikot čia arčiau Vilniaus? Nes visgi miestas, kadangi užaugom realiai, ne, didmiestyje. Aišku, mes nelyginsim ten su Europos ir pasaulio didmiesčiais. Bet užaugom pačiam didmiestyje, tai ir visas gyvenimas ir aplink tą didmiestį, tu jo negali iš savęs ištraukti. Vis tiek, ir tos pačios ir pramogos, ne, ir tie patys, ir tos pačios paslaugos, galų gale apsipirkimai, dar kažką. Nenorėjom labai apsunkinti savo gyvenimą su tais atstumais, su tais taksi, kaip sakau, mama taksi, nors ir dabar mama taksi dirba, bet jinai trumpą laiką dirba, ne, per trumpą atstumą, o ten tai jau reikėtų vos nevargščiukai vaikai, ten 5 valandą kelsis, nes vaikai irgi kaip ir vis, nesinori ir iš vaikų atimti tą miestą. Kad ir čia žinotų, kas tai yra, ir kad miestas, kad būtų, reikia viską suderinti. Kaip ir ir tas derinį darbą kartu su šeima, kartu su namu, su viskuo, ir čia norisi suderinti kaimą su miestu. Ir mūsų atveju čia idealiausia yra. Tai tikriausiai ne tik pramogos, bet yra ir vaikų išsilavinimas svarbus, ir apsipirkimo tą patį, ir poliklinikos ir taip toliau, jo. Tai žinai, kad tave pasiektų ir lengvai, jeigu reikia. Labai džiaugiuosi tavo galimybę būti arti miesto, tiesiog tokia iškyla tuo pačiu metu ir mintise pokalbiai su kitais ūkininkais, kuriuos teko asmeniškai turėti, kad tolimesni regionai jau jiems yra sunkiau, pavyzdžiui, auginti šeimą, gauti darželį, gauti mokyklą, tikėtis gerą išsilavinimą vaikams, geriausiu atveju kokia ambulatorija bus už 10 km gal, o ne rimta poliklinika su visais specialistais. Tai šiek tiek gal liūdna pasižiūrėjus į tą Lietuvos regionų paveikslą jau toliau nuo didmiesčių nuvažiavus, tikriausiai aplink Vilnių, aplink Kauną, kad ir Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys dar tikriausiai neblogai, o su kitais rajonais jau kiek sunkiau gal gaunasi. Matai, čia irgi ir nuo galimybių, ir nuo pačių žmonių norų, bet tos ir galimybės irgi, viskai, būkim teisingi, bet kuo arčiau didmiesčio, to ir kainos kitokios, nesvarbu, kad yra rajonas. Rinka yra kita. Taip, tai tikrai reikia įsivertinti savo galimybės. Taip. Iš kitos pusės, tai miestas pritraukia ir pakankamai tokius labiau mokius klientus ir jų yra didesnis ratas. Taip. Ir ypatingai vyno atveju, tai čia yra labai svarbu, kad jūs nerašalą tą gamintumėt, o gerą vyną, kurį ragautų žmonės ir mėgautųsi. Dėl to mes ir dabar eksperimentuojam kelinti metai, kad po to jau pateikti žmonėms jau ištobulintą gerą produktą. Tai šiaip, aš kaip matau, jūsų planas yra be galo gerai sustyguotas. Kol vynuogės auga, jūs ir eksperimentuojat, jūs statotės pastatus, rekonstruojate. Duodam ragauti, kad vertintų, ar viskas gerai. Dalyvaujate konkursuose. Apie tai, kad laimit, tai čia net iš vis tiesiog trūksta žodžio. Ačiū. Ir dar tuo pačiu metu ir licenzija. Rūpinatės, kad jie gauti ir panašu, kad po poros metų iš tikrųjų visa tai tiesiog bus kaip viena didelė graži visuma. Ir aš labai tikiuosi, nes norisi
jau užbaigti, viską sutvarkyti ir ramiai užsiminėti to, ko tu nori, be jokių pašalinių. Aišku, tie pašaliniai darbai visada atsiras, nieko nepadarysi. Bet būtent savo tikslą, turi tą tikslą ir tu aplink jį ir šokinėja, ne? O ar turit kažkaip, ar gali žodžiais išreikšti tą savo galutinį tikslą? Kaip atrodo, nežinau, 10-20 metų perspektyvai ūkis? Ar galbūt net 200 metų perspektyvai? Kaip? Taigi mes žinom, kad vynogynai yra ten su 100-metė Mes, aišku, to ir patirtimi. nepamatysim gal. Ir neaišku, ar vaikai perims. Aš labai būčiau dėkinga, jeigu perims, bet jeigu ne, kaip mes su vyru visą laiką galvojam, sakau, gerai. Pavyzdžiui, ne vienas nenorės, ne? Nenorės, tai sakys, čia buvo jūsų ir mums nereikia. Palaukit, pas mus planas B yra, mes esam prie pat Vilniaus, tai iki to laiko daeis iki čia pakils kaina, sudalinam, kad dar, žinai. Kiek tada reikia, po 2, po pusę, po 50 marų sudalini. Tik parduodi ir viskas. Bet ar nebūtų gaila? Ar aš matau išpuoselėtą vynogyną, bet ir pinigų nenusinešė. Nebent kas nors norėtų, gal irgi, žinai, kaip biznius parduoda, ne, kaip verslus parduoda. O gal kas nors norės įsigyti. Pavyzdžiui, nėra kam palikti. Tai žodžiu, kažkokio labai didelio emocinio ryšio stengiatės ir nesusikurti su savo veikla. Jis niekur nedina, bet reikia būti realistui, kad visko gali būti. Sveiką protą vis tiek reikia išlaikyti. Tai žodžiu, žiūrit į rinką, žiūrit į savo gyvenimą, į galimus pasikeitimus ir esant reikalui, kaip suprantu, visada norisi išsaugoti ir puoselėti tą veiklą. Aš tai būčiau labai laiminga, bet aišku, po to jau kai jau mūsų nebus jau su vyru, mes ir nebežinosim, kas čia buvo, kaip čia ką. Nors, žinai, irgi buvo tokia mintis, kai testamentą rašysim, galėsim ten ir ten kokie 5 metus po mūsų mirties su vynogynu nieko nedaryti. Kokius 5, čia 500, kad jeigu nori vynogyno, tai turi dirbti jame. O, 500, tai čia vaikai. Bent jau 10 gal kokių metų, ten kažką. Bet čia aišku, juokais. Žinoma. Ina, noriu tavęs paklausti tokio klausimo, kuris tikriausiai kiltų daugeliui miestiečių, tokių, kokiais mes buvom anksčiau. Ko buvo? Mes dar esame. Mes esam tokie universalūs, ne? Universalūs kariai. Mes ir traktorių galim pavairuoti. Prisitaikom visur. Ir mygtukus paspaudinėti mokam. Taip, ir ofisą galim pasidėti. Tikrai tame problemų nėra, bet jau karantinas, kai užėjo čia ta visa mūsų neganda, pandemija, žmonės pradėjo kalbėti apie tai, kad norim keltis iš miesto, norim gyventi sodybose, ar turėti sodybą, ar kažką tai. Bet tuo pačiu su didelė baime tikriausiai žmonės žiūri į tai, kadangi nežino nei nuo ko pradėti, nei kaip tai atrodo, ką reikia daryti, kaip reikia darbuotis visuose tuose reikaluose. Tai man labai įdomu tiesiog imant tavo ūkio specifiką, kaip atrodo tavo diena skirtingais metų laikais, ar tie patys metų laikai, nežinau, tikriausiai pati geriau papasakosiu, nes aš galėčiau daugiau apie savo ūkį pasakot, kaip mano diena atrodo tenai. Pas visų skirtingai. Tai tiesiog skirtingos šakos, skirtingos kultūros ir tikrai skiriasi. Nors ir sodininkai abu esam, bet riešutai ir vynogės, nors ir dera, bet yra skirtingi reikalai. Labai. Skirtinga, taip. Tai tiesiog gal gali šiek tiek papasakoti, kaip tavo darbai atrodo. Supratau, jo. Matai, jeigu mes paimkim taip grubiai metus, ne, nuo sausio 1, iki gruodžio 31. Tai kaip aš juokaudama sakau, pas mus sezonas prasideda nuo vynuogių genėjimo. Vynuogių genėjimas pas mus prasideda vasario mėnesį. Iki to laiko mes leidžiam savo paatostogauti. Tai realiai sausio mėnesį pas mus yra štilius, visiškai, nes mes neturim ūkinių gyvūnų. Tai yra visai kitas yra principas, turi ūkinius gyvūnus, tu esi non-stop 24/7, tu visą laiką esi veikloje, ne? Taip, tu esi pririštas. Taip. Tai mes visgi galim sau leisti paatostogauti, mėnesiuką taip grubiai, ten šiek tiek gal daugiau. Ir jau vasario mėnesį mes jau judam link šito kalno ir jau pradedam tą pagrindinį mūsų genėjimą. Ir jisai vyksta kažkur apie mėnesį pusantro ir tada ten jau užsirituliuoja jau... O mėnesį pusantro, sakai, vyksta. Tai
ar jūs dirbat taip jau 8 valandas nuoširdžiai čia dviese su vyru kiekvieną dieną, visą tą 1,5 mėnesio, ar tai yra tavo vienos darbas, galbūt tas genėjimas? Tiesiog įdomu, kiek valandų tam hektarui vynogyno reikia skirti, nes šiaip čia sunkus darbas, kiek aš žinau, vynogių genėjimas. Kai tu jau įsigūdrini, kai tu jau supranti principą, jisai nėra sunkus, jisai yra tiesiog užima laiko. Su tuo dabar, kodėl mėnuo 1,5? Aš žinau, praeitais metais aš pabandžiau paskaičiuoti. Mes grinai vyras mane filmavo ir aš genėjau vieną tokią gerai apaugusią vynogę. Ir užfiksavau, kiek laiko aš ją geniu. Bet čia su ta sąlyga, aš žinau, kaip genėti. Žinai, man nors vis tiek prie kiekvieno krūmo prieini, ne, ir tu vis tiek turi ten tas kelias sekundės apmastyti, kaip čia ką. Tai tam tikras menas. Nes tu, realiai taip. Tu turi numatyti kelias sezonus į priekį. Į priekį, galvodamas, kaip tas tavo augalas augs, kaip jo šakos vystysis ir kur derlių duos ir kur neduos. Tai vat su tuo genėjimu tikrai mes 8 valandas per parą ir tikrai dviese mes, šiaip tai, pasakysiu, geniu tik tai aš, nes aš visais kitais nepasitikiu, net vyrų nepasitikiu. Prigenės man, aš po to nežinosiu, ką daryti. Jau geriau aš padarysiu klaidą, bet aš jau žinau, kad jau čia jau mano yra klaida ir jeigu ten vynuogė ar nederės, ar ten dar kažkas, jie atsitiks, aš kalta. Dėl to geniu tik tai aš. Iš vyro, aišku, labai daug pagalbos, kažką ten nukabinti, arba ten tą viršūnės ten nukirti. Tai kur galų gale reikia viską ir išvežti, ką nugenė. Tai čia irgi yra reikalų. Tai dėl to ir gal ir užima tiek daug laiko, nes aš tikrai 8 valandas per dieną nedirbu. Nes kaip ir kiti reikalai, tik čia miesto šalia, tai o kur pramogos, kur visą kitą. Aš dar žiemą čia tada sudatenai. Tai galų gale žiemos metu, tai vasario mėnesį ir ta diena ne visai 8 valandas trunka. Tai ir jinai ne visada palanki. Taip. Nes, vis tiek kadangi tu pats savo šeimininkas esi, tai tu nori dirbti tada, kada palankus oras ir tau patinka. O mums patinka, yra šiek tiek šaltuko, kai giržda tas sniegas, tas toksai. Bet kai tik tai koks pliusas ar dar kažką ir visą pliurzį, aš neįsiu. Tai ši žiema labai faina buvo. Jo, bet tada sausa, bent jau sausa, kad nebūtų. Tai aš pati nusprendžiu, kada aš einu genėti ir aš tikrai pati nusprendžiu, kiek man. Aš numatau, kiek turiu užimti ir aš žinau, kad iki to laiko, nes labai svarbu iki vynuogių atsibudimo laiko. Labai svarbu tą padaryti, kaip ir su visom kultūrom. Tam vaismedžiais, uogakrūmiais, iki tol, kol nepradės atsibusti dėl tų sulčių. Tai ir tiek ir užima to laiko man. Net nežinau dabar kaip. Vis tiek sakyčiau, kad jums, nes mums visiems. Nors patį kirpimo veiksmą atlieki tu, bet yra krūva šalutinių veiksmų, galų gale reikia ir palaikymo tam tikro. Mes dviese visada smagiau. Taip. Aš net nebijoju, kartais ir pasitarėt dėl vieno kito augalo, kaip šitą reikėtų genėti. Visada. Nes aš pats žinau, kaip mes su žmona ėjom genėti, ypač pradžioj, kol mokėmės, tai tikrai tardomės dėl kiekvieno šitą šakelę. Kerpam. Ir gaila labai iš pradžių būna. Ir pasižiūri, vyras ten kažką tai pamato, nesako, žiūrėk, čia toksai genėjimo būdas, žiūrėk, gal galim pritaikyti. Ne, aš be vyro, jisai labai didelė ramstis man, jisai be galo, tiesiog, jeigu jis negyventų tuo pačiu, kaip ir, net šiaip tai, beje, kas yra labai svarbu, čia jisai kaltas yra, kad mes pradėjome ūkininkauti, beje. Tai čia jisai sugalvoja viską, o tau dabar viską reikia genėti. Ne, aš nelabai priešinausi ir aš labai džiaugiuosi. Aš tikrai nesigaliu ne vieną minutę, kad jisai nusprendė iš miesto pabėgti, nusprendė įsigyti šitą sodybą ir nusprendė pradėti ūkininkauti. O aš jau prisitaikiau, nes aš mačiau, kad tai yra gerai ir tai patinka ir man ir jam. Tai vyro idėja buvo pati sodyba ir gyvenimas už miesto, taip. O vynogynas tavo? Ar irgi jo, bet jau matai, kaip toliau. Sakant, jeigu jau čia taip, tai gal kažkaip iš to ir naudos reikėtų turėti. Čia kažkaip viskas vienu metu. Tai tu tokia pragmatiška labai, žiūri, kad nori didelės teritorijos, bet nenori vien tik tai jos šienaut ir vien tik tai žiūrėti į veją, golfo lauką. Reikia ir pinigėlių uždirbti, reikia ir... Taip, vis tiek, kad čia yra verslas, nenori. Kad šiek tiek ir tie vaizdai kitokie būtų. Man tikrai šiaip nuostabiai gražu, visą atsisuku pasižiūrėti.
Stengiamės labai. Aš įsivaizduoju, čia į vasarojus bus tik tai dar gražiau, dar O fainiau. Dieve, kaip tos vynogės čia kabės, čia. Ant tiek čia vaizdas ir kai pradeda geltonuoti lapai. Man atrodo, net ir jūsų techninės veislės man puikiausiai tiks kaip desertas. Taip, nerealiai. Ant tiek ir visos skirtingas skonis ir pas va tas pajutimas, palyginimas. Tai tikrai tai labai kviečiu ir atvažiuoti dar ir čia rugsėjo spalį kažkur. Vat. Rugsėjo geriau, pas geriausias laikas. Gerai, sutarėm. Tai va. Atvyksiu dar kartą į svečius, gal žiūrėk čia ir dar kažkokių tai epizodų įdomesnių ar nufilmuosim, būtent ar kažką tai parodysim. Apsiterliuosi, žinai, ten tas visas. Nes aš manau, kad ir šiaip labai įdomu būtų ir parodyti, kokios geros ir kokios didelės ir skanios. Kaip įmanoma užauginti. Kaip įmanoma Lietuvoje užauginti, nes tikrai atrodo tai kaip egzotika. Bet šiek tiek prabėgom nuo vasario į rugsėjį, tai dar šiek tiek... A kas tarpusavį yra? O kas tarp jų? Nes nugenėjom ir skinam uogas. Taip nebūna tikriausiai. Ne, visą laiką, žinau, kai prasideda, ypač vasarą, tai non-stop eina priežiūra vynogyno. Maža to nepamirštam, mes ir kitas uogas turim. Aišku, jos ne tiek tos priežiūros reikalauja, bet vynogynas vasarą non-stop darbas. Nes ant tos žaliosios operacijos, kaip mes vadinam, žinau, nes kitaip, jeigu tu nieko nedarysi, čia yra liana. Jinai kaip pavarys tau tenai 2, 3, 4 metrus. Ir ten turi ir, kaip čia, nulaužyti perteklių, ne, kad prasivėdintų. Nes lygos puola, taigi mūsų klimatas, čia drėgmės, va. O tai rūkėt, kodėl drėgmės? Ar laistyti nereikia vynogių? Ne. Jas gerai palaistyti, va tas naujas, kai tik tai pasodinai, kad prigytų, ne? Visgi tas sodinukas jautrus ir kad aklimatizuotųsi tai naujai vietai. O po to tikrai ne. Tikrai ne. Ir net nerekomenduojama. Ypač geras vynas. Tikrai nereikia jo čia skiesti su vandeniu. Taigi pati vynogė, jinai, kaip sakė, jinai išgyvens, jinai tau atiduos daugiausia, pasiims daugiausia iš tavo tos žemės ir pertiks į vyną. Tai žodžiu, vasaros metu darbai yra toliau prižiūrėti, kad jos neperauktų. Taip. Praretinti, kad dar, būtų prapučiamumas, prašviečiamumas visoks. Čia vienas iš pagrindinių. O po to, aišku, rugpjūčio mėnesį pas mus, girdite, ne, tie čiulbėjimai visi. Girdim. Tai va. Dabar gražu. Tai va, aš dabar džiaugiuosi kiekvienu paukščiuku. O kai tik tai rugsėjais ateina ir pradeda vynogės spalvintis, ir viskas. Spėk tik tai uždengti. Nes dengiat, tinklais. Tikrai dengiam. Mažo to pasirodo, mes ne tik tai su paukščiais kariaujam, mes dar ir su širšėm kariaujam. Tu gali nuo paukščių uždengti su didesniu tinklu, kurelė gali nepralysti. Bet tai širšės tai pas mus, taigi natūrali gamta. O ar yra priemonių, kaip kovoti su širšėm? Mažinti jų populiaciją. Aš gal šitą klausimą, nes šiek tiek žiaurų tenai, tai geriau aš apie ją pasakosiu. Supratau. Žiaurumų čia nereikia. Mažinti populiaciją. Visai būdais. Realiai mes žinom vieną būdą, kaip mažinti populiaciją, ne? Tikriausiai, kad taip. Tai va. Viskas aišku. Tada ateina derliaus rinkimas ilgai lauktas, ne? Tai jūs nusidengiat tinklus ir tada jau lekiat. Ne iš karto, žinok, nusidengiam dalim, nes tu čia visgi kiekis, kol tu čia rinki, ten tai jau krapsuoja, supranti, jau ten valgo. O kitam jau žiūri, jau tuščia, nebėra ką rinkti. Taip, jo, nes čia, taip, ant staigių gali būti. Bet tada jau tikrai mes ne dviese renkam, ne keturiese su vaikais, jau tada mes stengiamės jau sukviesti jau tokią talką. Tai kas, draugai, broliai, seseris? Taip, pažįstame tokie jau keli metai iš eilės tokie etatiniai yra. Ir kaip irgi, jeigu ten žiūrėti tos visus filmus apie vynogynus, apie vyndarius, kaip jie ten visi renka, po to susėdo prie vieno stalo, čia pat geria tą vyną. Tai čia, žinai, kaip bulviakasis. Matai, aš neturėjau kaimo ir pas mane tų bulviakasis, aš net nepajutau, visi man sako, kaip bulviakasis. Tikriausia, nes aš net nežinau, kaip... Surenkam derlių ir prasideda šokiai, dainos, estrada. Čia tai vynogės, supranti. Kai daug žmonių, nėra ten taip ir sunku, viskas normaliai. Tokie nešvarus, tokie ten viskas. Čia toks švarus darbas labai. Žinok, man atrodo, kad
kad Čia pas tikriausiai... iš lango apsiplauni. Kad ta žemė mūsų, nu, jinai kažkaip nemurzina. Aš irgi dažnai jo, būnu su jo. juodom panagėm, viską, nu ir pasižiūriu, kai grįžęs, aš ten, vat, nežinau, Tu esi iš po vyras. kažkokių darbų. Tau juodos panagės ne problema. Mums moterim nega. Ašgi į miestą važiuoju. Pramogaut, supranti? Aš negaliu su juodom pramogom. Negu čia susitvarkyti. Taip. Supratau. Tai derliaus renkam. rinkimas panašus į bulviakasį. Jūs čia surenkat technologijų, tikriausiai gal čia nepasakokim Jo, visų, čia nes ta čia virtuvė tikriausiai visa. plėstis labai, Jo. labai daug būtų. Ir tada, kaip jūs tą vyną spaudžiat? Aš mačiau ten irgi visokių vaizdelių, kaip kojo minko, ten bačkose, medinėse kažkokie. Nežinau, kaip vadinasi net tie dalykai, bet man kaip... Gal irgi net nežinau, bet... Tai ar kojom spaudžiat? Ne, bet, žinok, dėl edukacijų, dėl tokių, tai galvojau kokią nors bačką surasti. Kada žmonėm pabandyti tą padaryti? Medinį kubiliuką kokį, kad... Panašiai, jo. Jo, kad žmonėms iš atrakcijos, tikrųjų žinai, tokia patiems vat atrakcija, pabandyti jo. savo vyną išsispausti. Nu, jo, aš irgi taip kažkaip, kaip mieste augęs, kažkaip man atrodo, nu, čia tas koja mindytas vynas gal Tai kaip... taip kažkaip... Ne. Viskas yra tam tikros technologijos, tam tikri rengimai ir viską mes... Visokios ten sulčių spaudimo mašinos. Taip, ten... atskirėjai šakelių, ten tie visi, o ten traiškytuvai. Tai viskas yra naudojama švariai, be jokių tenai nešvarių kojinių kvapų. Ir tada vis tiek jau savo vyną gaminat ir už jį gaunat apdovanojimus, prasideda ir pati vyno gamyba po tos spaudimo. Jo, ir jinai ir tikrai... gaminasi, ir ten irgi, žinau, kai virtuvė jau nelysiu, bet va tas va surinkam kažkur mes spalio, aišku, dabar su tais orais irgi čia toks klausimas, bet taip labai grupiai, spalio antroj pusė, spalio vidurys. Baigėsi pas mus rinkimai, visi vynogių ir viskas, ir tos visos vynogės eina į vyno gamybą. Ir mes tikrai nesustojam su darbais, nes pas mus ir kitų uogų yra. Tai, kad jeigu mes renkam uogas, bet po to reikia ir prižiūrėti tuos visus, tas pačias gervuoges irgi apgenėti. Ir su serbentais irgi. Galų gale ir žolė nenustoja augti, tai tikrai. Tenka ir su jie pasidarot. Kas gerai yra miestas, kad nieko nereikia daryti. Nu realiai, ne? Užsidarai ir viskas, Nu nebent turi ten plotelį, kuri... O čia tai jau būk pasiruošęs jau dirbti visada. Čia visada, jeigu nėra to darbo, jisai visada yra. Tikrai Tokio dalyko nėra darbo. Atidarei duris ir žinai, ką galėjai daryti. Tu iš karto daryti. matai, darbas yra, va jisai čia. Vat viskas. Vienintelio, ko kartais galbūt trūksta, tai norai, ypatingai tais žiemos vakarais kokiais, kai tikrai jau nesinori. Kaip blogas jo, tas... Vasara kažkaip, man irgi to blogo oro kaip traukia ir nėra. Net jeigu lyja, atrodo, ar vėsoka, vasarą apsirengi megztinį ir jau užtenka šilumos. Nu realiai. tiek ir tai reikia. O žiemą, jo, kaip meška, toksai išeini sniegą kokį kas. Tada visas šlapias, po to sniego kas. Tada perpustų, po to susirga. Tu vaikai kokią nesąmonę iš mokyklos dar parneša, po to vėl visi susirga. Tai dar grįžtant prie vyno gamybos, kada baigėt vyną gaminti? Ir kada jau ramiai atsipučiat ir kada į atostogas išeina? Niekada. Nes Vynas sausio gaminasi mėnesį visada. sakėt, turit laisvą. Jisai stovi brandinasi, realiai. Jisai stovi brandinasi, tai tas vynas gaminasi visada. Aišku, mes ne visada prisidedam prie to, ne? Nes vis tiek reikia išlaukti, kol pasibrandins, kol pastovės, visa kita, nes po to vyksta išpilstymai. Ne visko iš karto, nes baltas anksčiau išpilamas, raudonas vėliau išpilamas. Tai toksai, antiek yra įdomu ir antiek yra non-stop, kad, tiesiog yra tai laiko ir pabūti. Ir dirbat. Prie vyno jau tada? Ne tik prie vyno, sakau, tikrai yra čia pilna, jeigu ypač kaip šita žiema buvo ir tas yra ruduo toksai, tai ten, žinok, vos ne iki kalėdų. Kalėdų priverčia tave sustoti, nes jau viskas šeimos laikas, jau taip. šventės ir taip toliau, ir taip toliau. O tai visą laiką nukirpk, nuvalyk, ten dar kažką, tai visą laiką dirbė. Aš puikiai atsimenu, aš tvoros kuolus kaliau tarpušvenčiu. O! Nes tiesiog norėjau užbaigti savo paramos projektą ir... O žemė kaip pašalus buvo? Čiut buvo pašalusi, bet... Užtat tu stovi nekliūzė, kai labai ne? nori užbaigti projektą, tada atsiranda ir tų jėgų ir užbaigi viską. Supratau.
Tai taip metai ir baigėsi ir tada sausio mėnesį šiek tiek atostogų Leidžiam savo galima. patostogauti. Ir vėl vasarį prasideda darbai. Aš Tai žinai, nėra kodėl- čia taip jau Žinai, kodėl mes paprasta leidžiam ir savo lengva. patostogauti sausio mėnesį? Nes pinigų po švenčių nėra, supranti, viskas, tu tik sėdi namuose ir oras blogas, pinigų nėra, ką daryti? Atostogauti, mes atostogavom, čia pas mus yra atostogos. Nu taip, žiūri pro langą į gražų vaizdą ir galvoji, Jau kad geras esi, oras. galvoji, kad esi kažkokiam kurorte. Taip, Nors tikrai ir jokių esi sodybų kurorte, čia ir nereikia. yra kurortas. Jokių sodybų nereikia nuomoti. Nu taip, trūksta pirties, kaip dažniausiai mes pasiemam į nuomos sodybą, nereikia pirties, reikia kubilų, dažniausiai, ne, tokie dalykai. Taip. Šitų dar neturim. Bet gal Nieko. turėsim. Kai vynogynas jau bus užbaigtas, aš manau, šitie dalykai tikrai atsiras. Pirties reikia, aš manau, reikia pirties, visgi čia tas toksai. Sakai, kad reikia būtinai pasistatyti pirtį. Kodėl pirtis yra tokia reikalinga lietuviai? Kodėl jinai tokia reikalinga tau? Kodėl ji užima tokią didelę reikšmę? Čia tikriausiai šitą klausimą labiau galėtų atsakyti mano vyras, nes gal jam yra labiau aktuali ta pirtis, nes jisai visgi turėjo ir tą kaimą, ir šiek tiek to laiko buvo ten praleidęs, ir ten tos tikrosios pirtis ant upės kranto, nu, gali įsivaizduoti, ne? Tikrai galiu. Aš tokia esu prijaučianti gal labiau, ne? Aš palaikanti, kad tikrai, nu, pirtis tai yra maža to, kad geras laiko praleidimas, bet tai yra sveikata. Ne? Ir norisi ir vaikus irgi prijaukinti, kad prijaukinti prie pirties vaikus. Nu, turi sodybą ar neturi pirties, nu... Ne, kažkaip nedera du dalykai. Dar dažnas pasirinkimas ūkininkų, kurie užsiima ir kaimo turizmu, tai yra pirties nuoma. Bet iš to, kaip tu pasakoji, neatrodo, kad apie tai būtų kalba. Ar vis dėlto galvojate, kad tai taptų kaip verslo papildoma šaka? Niekada nesakyk niekada. Šiam momentui gal nelabai ir norėtumėm. Ne? Visgi čia toksai kaip ir asmeninė erdvė yra. Ne? Nu, čia kaip įsileisti nežinau, į savo miegamą ar kažką. Visgi čia yra, nu, čia mums yra, čia yra mūsų Taip. nuomonė yra. Bet, nu kas ten žino, kaip ir pačioj pradžioj galvojam, kad uogos perdirbimas. No. Jau matom jau visai kitą viziją, visai kitą tikslą. Taip, su laiku, aišku, gali daug kas pasikeisti, Ta, bet aišku. šiandien dienai, kaip suprantu, Šiandien dienai ne, norisi tos- dėl savęs, dėl galbūt artimųjų, draugų, turėti vietą, kur Pirma reikia susirinkti. dėl savęs. Dėl savęs tai Taip. čia tiesiog kiekvieną savaitę, bet kartais tikriausiai smagu yra ir pasikviesti Aišku, gerus aišku. draugus ir Taip. ten praleisti gerai laiką. Taip, sutinku. Na ką, Ina, smagu, kad nors ir be pirties, bet šiandien Kol kas. pakvietėjai pasikalbėti mane. Buvo labai gera apsilankyti. Aš tikiuosi, mes dar čia pasivaikščiosim šiek tiek po tavo vynogyną ir parodysi, Būtinai. kaip ten ir kas ten kaip yra realybėje. Mane irgi tai labai domino. Nors pats ir neketinu profesionaliai užsiimti, bet gal vieną kitą vynogę tikrai norėčiau auginti ir dar gal ir gervogę kokią ar kažką, tai čia pasižiūrėsim, O gal ką ir galim. serbentą, o gal ir avietę, ne? O gal kokį grybą? Serbentą vietą turiu ir grybų turiu. supratau. Šitų dalykų šiek Beveik tiek visą. turiu dėl savęs, bet gervogių tikrai neturiu. Ir Parodysim. labai įdomu, ir vynogę vieną pasisodinau, bet man atrodo, taip ir neprigijo kažkaip. Tai aš tave pasikviesiu, tu man Gerai. pasakysi, kas ten Gerai. su jie negerai, kaip aš ten netikusiai jie pasirūpinau. Net tikriausiai negerą veislę pasirinkai. Čia Tikriausiai. dažniausia būna. Tikriausiai. Tai dar kartelį, labai tau ačiū, buvo labai Ačiū, gera kad atvažiavai. apsilankyti ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Taip.